Gerai, parekepinsiu šiandieną, tai šiandien tęsiu marketą, ko tikėjausi, tai bullish, nu tai aišku bullish, tikėjaus būti ir nes dėl to, nes jau visą savaitę kylam, esam labai bullish ir tiesiog nėra reikalo kaip ir vakar, kaip ir užvakar ieškoti šortų. Tai žodžiu, atėjau į marketą, tikėjausi, kad gali va šitą intermediate low įsweepint, arba šitą, ir tada reaktinti bullish nuo to. Tai žodžiu, marketas atsidarė, pačiopino, padarė mūvą didelį, neįėjo nei vieną key levelį, tai nieko neteikinau, laukiau, bet dar turėjau omeny, kad mes esam 4 valandų fair value gap'e bearish. Tai vienintelis scenarijus, kaip aš būčiau galėjęs teikinti tą shortą, tai va čia šitą išsweepinę. Na, aš galėjau nuo šito teikinti, bet toks too risky atrodė. Tai palaukiau resweepo šito high. Ir jeigu tada būtume greitai su geru displacementu tą invalidatinę va šitą, būčiau entrinęs ir targetinęs šitą 4 valandų fair value gap arba tiesiog 1 RR. Stopai būtų, nu kažkur, kur būtų geras pointas. Tai žodžiu, negau entry shortui. Tai toliau laukiu, marketas ėjo. Ir tas sudarė šitas 5 minučių. Tai tiesiog be drawn liquidity nebūtų apsimokėję tradinti. Šiandien vėl ant jeso žiūrėjau tą drosų. Buvo čia gal šiti. Nu žodžiu, buvo tų drosų, tų highsų, kurios galėjo išsipinti ant jeso ir kurie buvo gana arti. Tai žodžiu, nuo 1 minutės tik entrinau. Jo, entrinau va čia. Kinvalidate nuo šitą fair value gap'ą. Tai entrinau. Marketas pamūno iki to, čia dėjau savo stop lossą. Pradžiai, kai išsweepino va šitą internal, dėjau stop lossą va čia. O po to, kai pradėjau movinti taip aukščiau, kai dar šitą resweepino high, dėjau į break-eveną. Nu ir žodžiu, gavau break-eveną ant šito trado, po to nuėjo į tą TP. Po to būčiau reentrinęs, nes jom vėl 5 minučių fair value gap'ą. Vis dar turėjom tuos nesweepintus jeso highs, kaip draws on liquidity. Tai laukiau, va čia 2 minučių inverso, jisai buvo, bet mes per tą inversą išsweepinom va šitą high. Tai nieko neteikinau. Norėjo toks, nu toks choppy diena. Nieko nepadarys. Visą tokią savaitę buvo jau tokia choppy. Tai ne fainai buvo tradint. Šiandien gavau break-eveną. Bet jo, tai šiandien tik tiek.